Labas rytas. Labas rytas, Sveiki. Aurima. Sveiki. Galvoju, vis tiek, Aurima, gal prisistatom trumpai, nors jau mus gal kažkas jau ir matė, bet dar čia nesena mūsų tinklalaidė yra tokia. Tai Aurima, gal tu tada trumpai apie save? Tai aš esu gydytoja, vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė, šeimų ir porų konsultantė, lektorė, knygų autorė ir sveikinuosi su jumis iš Prancūzijos. Ir dar mama, ir dar esi santuokai, nes šiandien tema su tuo susijusi. 7 vaikų mama ir 30 metų santuokoje. Tai va. Aš esu Sonata, coachingo specialistė, online coachingo mokyklos dėstytoja, coachų mentorė ir įvairių paskaitų lektorė. Dabar kaip tik esu Rygoje, kur dalyvauju savanoriškoje veikloje dar su projektu Seniorų pasaulis, nes rūpi ne tik tai jauni žmonės, bet dar ir vyresni žmonės man. Bet tiek apie mus trumpai ir mes šiandien turim tokią temą pasirinkę, vėlgi tai yra iš jūsų klausimų atėję. Noriu jūs pakviesti, užduokit mums klausimus, rašykite. Jeigu nedrąsu ar nesinori viešai, tai visada galima parašyti privačiai. Galima parašyti anoniminį komentarą Facebooko paskyroje, arba galima tiesiog parašyti mums privačiai. Ir mes jūsų klausimus naudojam tokią kaip atskaitos tašką, kaip tokią bazę, kam ruoštis, apie ką kalbėti ir kokią temą pasirinkti. Ir šiandien mes turime tokią temą visai daugumai turbūt aktualią, kurią uždavėte jūs patys, tai yra, ką daryti, jei partneris nepriima, nepalaiko ir nepritarė. Ir iš karto su Aurima, kalbėdamas prieš šitą laidą, pasikalbėjom, kad gal šį kartą kalbėsim ne tiek daug iš ekspertiškumo pozicijos, bet be abejonės vis tiek su tas sritim susiduriam ir dirbam, konsultuojam, tai kažkiek tai bus tas toksai bendras apibendrinimas, bet daugiau apie save, apie tai, kaip mes pačios savo gyvenime pritaikom tai, ką kitus mokom. Ne? Gal tai, taip, kad gausis nuoširdžiau. Tai Aurima, gal pradėkime nuo to, bet iš tikrųjų, kiek pati susiduri su situacijom, kai partneris nepriima, nepalaiko, nepritarė savo asmeniniam gyvenime ir, aišku, su klientais darbe. Susiduriu. Susiduriu ir asmeniškai susiduriu ir tikrai terapiniai praktikoje labai nemažai atvejų, konsultuojant poras, tiesiog moterys, šį kartą moterys, aš dabar galvoju, gal buvo ir koks vienas kitas vyras, bet daugiau kažkaip tai moteris, mano patirtyje, skundžiasi, kad šeimoje, poroje sumanymus, idėjas, kažkokius tai veiksmus, kitas partneris blokuoja. Ką jisai sako ne. Pirmas toks iš karto į pasiūlymą sako ne, arba nenori kalbėtis. Tai tiesą pasakius, mano pačios irgi poroje irgi vykdavo tokie dalykai, kurį laiką, gana, sakyčiau, visa tikrai tokia nelengva pradžia. Vakar vienoje moterų grupėje, kurią vedu psichoterapinėje, diskutavome apie santykius ir tikrai tokia buvo viena iš išvadų. Pirmieji 25 metai labai sunku, po to lengviau. Tai nelabai optimistinė, bet tokia gyvenimiška. Tai ką aš galiu pasakyti? Pradedant nuo to, kad tikrai terapiniai praktikoje susiduriu ir esu susidūrus savo gyvenime. Ir man atrodė tai toks truputį kaip čia pavadinti, toks kovos laukas, atrodo kaip kovos laukas, kada vienas prieš kitą kovojam, tai čia yra, kaip aš labai daug kalbu ir labai daug pasakoju ir tikrai tą esu jau išstudijavus ir išpasakojus seminaruose ir tebedarau tai apie santykių vystymosi dėsnius. Tai taip, tai yra viena iš santykių vystymosi etapų, sudedamojo dalių. Tai yra toksai nepriėmimas kito kaip asmenybės. Tiesiog, jisai, aš esu aš, o kitas šiaip turėtų būti, mano numeris 2. Aurima numeris 2 ir tada viskas okei, tada mes laimingai gyvenam, bet taip nėra ir mes tai,
pagyvenam šiek tiek tokioje iliuzijoje iš pradžių įsimylėję patys save kitame asmenyje. Ir maždaug ties trečiu etapu, kai jau persisotinam, užsinorim tada jau bėgti, lėkti arba kažką tai padaryti blogo tam, kuris šalia. Nes jisai nėra mano numeris 2. Tai taip truputį aplinkui apėjau, bet noriu tada pasakyti, kad kai mano vyras man sakydavo ne. Ir aš iš tikrųjų elgiausi įvairiai. Pirmiausia, pykdavau, tikinėdavau, ilgai įtikinėdavau, kad kaip čia yra vis dėlto gerai, tu pažiūrėk, turi daryti, kaip aš sakau. Tai turiu atkaklų vyrą, tikrai būdavo, kad stovėdavo ir pasipriešindavo, atlaikydavo tos įtikinėjimus. Ir tada pradėjau galbūt atsirinkti, kaip perėjom į tą 4 etapą, kada jau kantrybė, kada jau pradedi suprasti, kad ne visko kitas žmogus nori to, ko aš noriu, ne visko. Kaip sako gerai, kaučiai, man atrodo, sako, ten kažkas aš nenumokiau, sakė, jeigu eini žvejoti ir mėgsti grietinėlę, braškės su grietinėlė, nenešk tu tom žuvim, tų braškių su grietinėlė, jos nemėgstai. Tai taip pat ir šeimoje. Tada pradėjau galvoti, tikrai apie tai, kad kaipgi paklausti, o kogi tu nori. Pradėjau nuo klausimų, pradėjau klausinėti, o ko tu nori. Ir taip kažkaip po truputį, iš tos kovos pozicijų perėjom į bendradarbiavimą, ar ne? Bet tai tas ir buvo, santykiai turėjo vystyti. Čia grinai, čia nėra, kad taip paėmei, taip ir susitariai. Vystėsi santykiai įvairiose vietose ir ėmėm kažkaip klausytis vienas kito. Vyras mano pradėjo pamėginti, čia dar nuo asmenybės priklauso, yra žmonių, kuriems nauji dalykai labai baisu gąsdinantis, ar ne tokie. Bet jisai pradėjo, čia mes, pavyzdžiui, mūsų atveju tai būdavo labai susijęs su kelionėm įvairiom, visokiais, tokiais papildomais iš namų išėjimais, nes, mano vyras jis mėgsta labiau namuose, padirba darbe ir namuose mėgsta ilsėtis ir jam visi tie daugiau išėjimai. O aš tokia labiau aktyvesnė ir aš visur labai kviesdavau, organizuodavau, tebedarau tą patį toliau, bet dabar jau gerokai viskas pasikeitė ir mes rytoj išvykstam į kelionę po Italiją, tai vakar dar padėkojau vyrui, kad jisai ten surado visokius pravažiavimus, nes Monblano tunelis uždarytas ir žodžiu, ir tą mes jau darom kartu. Anksčiau tai būdavo mano toks, kaip sakyt, net, kaip tai vadindavo užgaida ir tada nugaudavau pasipriešinimą. Tai tą patį girdžiu savo klientų istorijose ir taip, tai yra dažnas atvejis. Tai truputį papasakau apie tai, kad tai yra santykių vystymosi sudedamoji dalis, kad taip aš su tuo susidūriau ir ties tuo sustosiu, nes klausimas toks ir buvo iš tavęs. O dabar tu pasidalink savo, nes aš jau užsitęsiu. Žinai, kada dalinaisi, aš iškart pagalvoju apie tas santykių stadijas, kurios man iš tikrųjų ir pačiai padeda. Jų yra turbūt įvairiausių klasifikacijų. Aš naudoju ten, jeigu taip pat, kada kalbuosiu su klientais, tai Lovax ten tokia metodika, kur būtent irgi kalbu apie tai, etapus, kokius mes perinam santykiuose ir iš kiekvienos tos etapo gaunam tam tikras pamokas, kurios leidžia po to mums kažko tai siekti. Ir man tai pačiai padeda labai asmeniniuose santykiuose, dėl to, kad, kada suvoki, kad yra normalu, ką tu dabar sakai, nelegalizuoji. Normalu norėti, kad partneris būtų toks, kad man būtų patogu. O kuris mūsų norim gyventi nepatogiai. Norim, kad, žinai, kai susitinkam, tai pradžiai galvojam apie partnerį, galvojam, kad jam būtų patogu, kad jis mūsų įsimylėtų, kad tai būtų gerai man su juo. O paskui jau norisi, kad pačiam būtų patogu. Ir pradedam norėti iš to partnerio, kad jisai būtų patogus. Žinai, kad gyventų pagal mane palaikytų, dar, žinai, nes dar būna tie lūkesčiai. Aš pati taip atsimenu ir stebiu ir aplinkoje labai dažnai irgi su tuo susiduriam, kad yra kažkokie tai įsivaizdavimai, kai mes išeinam į gatvę, mes sociume gyvenam, pasižiūrim, vienos vyras ten taip daro, kitos taip daro, kitos taip daro.
kažkas patinka labai, ne? Ir paskui pradedam surinkinėti sąrašą tokį, žinai, kad to idealaus vyro, kuris realiai neegzistuoja. Ne? Bet yra noras, kad jisai turėtų ir tas savybės, ir tas savybės, ir tas savybės, kaip ten pas kažką tai kitą. Ir man atrodo, kad vienas svarbiausių dalykų, kurie aš pati tai išmokau, tai yra apie tai, kad matyti tą žmogų, žinai, koks jisai yra ir priimti, jisai turi ir tam tikrų pliusų, ne, kuriuos vertam išmokti, pamatyti ir priimti tai, kad, kaip ir aš pati, jisai turi tam tikrų dalykų, kurių negali duoti. Ir tada pradedi galvoti, o tai kaip aš tą galiu, savo tuos poreikius, kuriuos turiu, pasitenkinti pati, susirasti būdą, kaip tai, jeigu partneris šitam kontekste, kalbant apie kontekstą, ne, šitam kontekste negali manęs palaikyti, priimti ar duoti, tai galbūt yra, kažkokia tai bendruomenė, grupė, dar kažkas tai, kur aš galiu gauti tą palaikymą. Galbūt aš galiu susirasti bendraminčių, galbūt dar kažką tai, ne? Tai va tas toksai nuėmimas to krūvio, kad tas partneris turi būti idealus ir tobulas, ten kažkoks tai jau ten super duper, koks ten labai ypatingas. Ir iš tikrųjų priimant žmogų, kad jisai, gali man padėti, paremia, bet, su savo tam tikrom, ribom, aš nežinau, ir jį gerbti kaip asmenybę, galima susirasti, kas toliau palaiko. Tai va, man va tai įžvalga labai padėjo. Ir po to aš galvoju, kai, visai neseniai dabar visai nutiko, kad čia praeitą savaitę buvom kaip tik Estijoje viską ir aš kažkaip tai nežinau, nežinau kaip kam būna, bet mane, pavyzdžiui, labai sunervina, jeigu geram restorane aš gaunu neskaniai pavalgyti. Ta prasme, nekokybiškai. Turiu minti ne tai, kad neskaniai, bet nekokybiškai. Man labai daug emocijų sukyla. Ir aš, žinai, taip man ten nutiko ir aš jau tokia visa, kaip laikau, bet, jau jos man tokios. Ir aš matau, kaip mano vyras, žinai, sako, tu palisėk, biškai, aš suprantu, kad tau dabar taip, žinai, aš su dukra pabūsiu, pasivaikščioti, žinai. Po to, ir aš, žinok, išėjau, taip, į knygynus, apsipirkti, dar kažką. Ir aš tokį dėkingumą jam pajaučiau. Žinai, aš niekad nebūčiau pagalvojęs, kad mane paprašyti palaikymo tokioj situacijai. Žinai, kai esi piktas, ar ten nusivylęs, ar kažką, tai net negalvoja apie tai, yra kita emocija, yra visai kitas krūvis. O man tas jo pamatymas, žinai, ir toksai, žinai, sako, taip, žinai, tu matau. Ir žinok, aš tokį dėkingumą ir galvoju, jeigu į tokius dalykus pasižiūrėt, žinai, gyvenime, pamatyti, įsivardinti, tai, žinai, kitą kartą, kai norisi reikalauti, prisiminti tai, ką jisai duoda, tai, žinai, tai yra tokia didžiulė dovana. Tai, žinai, man tikrai, aš vaikščiau, apsiverkiau bevaikščiodama, žinai, iš to tokio dėkingumo. Ir, žinai, pažiūrėjau tą savo partnerį. Tai va. Labai gražu, nes čia apie tai, žinai, kaip mes atpažįstam kitų žmonių emocijas, tai tas labai labai ir kaip, tokiu būdu, žinai, tai yra toks svarbus dalykas ir tai nėra taip paprasta, nes mes tikrai turim skirtingus gebėjimus atpažinti ir tai yra irgi įgimtos nervų sistemos savybės, ar ne? Ir tarkim, mes, tikėdamiesi, pavyzdžiui, iš kito žmogaus, kuris neturi tokio gebėjimo atpažinti, irgi galim labai nusivilti ir susiduriu su tuo, kad žmonės nori skirtis dėl to, bet juk vis dėlto galima gyventi ir su tokiais žmonėmis, kurie net pažįsta, tai tavo atveju tai labai labai gražu buvo, bet ir tarkim, iš kitos pusės, tavo irgi atveju, kada tu nesugebėjai, neturėjai to įgūdžio paprašyti palaikymo, ar ne, tai pavyzdžiui, mano atveju tai yra atvirkščiai, mano vyras neturi tokio sugebėjimo atpažinti emocijų, bet, pavyzdžiui, aš jau su juo gyvendama 30 metų išmokau, kas nėra lengva, tikrai sunku, kaip tu sakai, kai tu esi emocijose, taip sustabdyti save ir sakyti, aš to ir to noriu, dabar tu man tiesiog padėk, ar ne, dabar išplaukti iš šito, nes visada, kai mes būnam pavargę, pavyzdžiui, kaip tavo atveju, arba toks nepavargimas, bet toks intensyvi emocija. Kas yra tas pyktis? Tu visgi supykai. Tai bazinė emocija buvo pyktis, nes tavo ribas peržengė, kad tu tikėjaisi, atėjai, ten, nežinau, sumokėjai, dar kažką buvai alkana ir gavai ne tą, ką nori. Tai aišku, kad gyvybėje grėsmės nebuvo, bet visgi kilo ta pykčio emocija, kad
tokia, žinai, nu vis tiek tai buvo tam tikra prasme užpuolimas, nu toksai ir toj emocijoj intensyvioj tu negalėjai, va taip, neturėjai tokio gal įgūdžio, kad, nu, paprašyt, žinai, aš dabar labai susinervavus, man kažką tai reikia, gal aš norėčiau išeiti ar kažką, ne. Ir jis tau tą pasiūlė, vat, nu, kaip pats iš savo įgūdžio kažkokio, tai buvo nuostabu. Tai čia labai labai faina, bet grįžkim prie to, kad iš tikrųjų, tai čia irgi yra, kaip sakiau, jeigu jau santykiai yra, na, išsivystę tiek, kad mes galim priimti kito žmogaus, na, emocijas kitokias, ar negu mano tuo metu. Tai čia jau yra labai gerai, nes jau ten mes arba 5. etape greičiausiai, ar ne? Jeigu mes esam dar kol kas tik tai toj stadijoje, kada mokomės pamatyti, kad kitas yra kitoks, tai be abejo, kad to lūkesčio turėti iš kito, nu, nereikėtų, ar ne? Tai va tas labai nelengva, nes norim ir negaunam ir tada pykstam. Ir va, kaip tu sakei, o patys, ar aš pasižiūrėti save, o ar aš palaikau. Nes iš tikrųjų, tai, nu, mesgi geri, balti ir pūkuoti visada. O jeigu va kitas būtų irgi geras, tai laimingai gyventumėm. Bet realiai ne visuomet taip yra, nes save pamatyti iš šono nėra taip paprasta. Nėra taip paprasta ir tada tas atspindys, na, kartais padeda kažkoks tai išorinis žmogus, arba kartais galim save matyti ir partneryje. Nes visgi mes vienas, nu, su kitu elgiamės, kaip sakyti, taip, kaip šauksi, taip atsišauks, ar ne? Ir jo, ir va tas toksai pamatymas, kaip tu va dabar papasakai, pasidalinai, tai tiesiog, na, mus ugdo kaip asmenybės, ar ne vienas kito, ir tu va pamatei, dėkingumą pajauti ir pagalvoji, nu tikrai kitą kartą gal aš nereikalausiu, prisiminsiu, kad man davė, nu va čia yra, nu, mokymasis toks vienas iš kito. Jo, ir dar kažką norėjau pasakyti, va apie tai, kad mes galim paprašyti to palaikymo, ar ne, tikrai, ir galim išmokti prašyti taip, kad mums tą duotų, nes ne visada, nu, paprašom taip, kad norisi palaikyti, tai būna toks daugiau reikalavimas, ar ne, arba auklėjimas, ir sakoma, ai, aš taigi prašiau, bet tai okei, o jeigu tavęs taip prašytų, ar tu tikrai norėtum palaikyti? Nežinau, turbūt ne, ar ne, va tas toksai. Tai čia toks, nu, aš sakyčiau, toks ilgas kelias ir gal net, nu, vat, leisti savo juo eiti, nereikalaujant greitų rezultatų, gal net va toks sakyčiau, tokia idėja. Man žinai, ką tu kalbi, tai vat, tai apie tai, kad, nu, pirmiausia, žinai, kartais žmonės sako, aš noriu, kad palaikytų, bet nesupranta, ko tiksliai jie nori. Taip. Ne? Tarsi noriu, kad palaikytų, o kaip konkrečiai net nesusimąsto. Sau neįsivardina. Tai man atrodo, kad ta pradžia tai yra nuo sąmoningumo, ne? Kad jeigu aš noriu, kad palaikytų, tai kaip aš suprasiu, kad mane palaiko, ne? Vat ko konkrečiai man reikia iš to žmogaus. Ir kada mes jau tada, nu, pradedam susivokti ir savo atsakyti, o ko konkrečiai, kaip konkrečiai, ar čia apkabintų, ar čia kažką tai pasakytų, ar čia už mus kažką tai padarytų, ar padrasintų, ar pinigų pasiūlytų. Maža ką reiškia tas palaikymas. Ar kaip tik nieko nedarytų, ar ne, nu, tiesiog. Gal kaip tik atylėtų, ne, gal čia yra palaikymas. Tas palaikymas, žinai, toks žodis, kurį, nu, reikia labai gerai susivokti ir suprasti, ką tai reiškia man. Tame kontekste, toje situacijai. Na, o po to paprašyti galima. Nes jau kai žinai, ko nori, tada gali pradėti mokytis paprašyti. Ir man atrodo, kad yra taip svarbu, vat iš tikrųjų išmokti prašyti, nes kada mes patys pradedam mokėti, mokosi ir kitas žmogus, nu, kai mes veidrodžiu gyvename, ne vienas su kitu. Ir kai mes pradedam jo prašyti ir jisai mato, kad kažkas gerėja, tai mūsų kažkoks dialogas, kažkas, kas jisai gali, nu, duoti, jisai aišku gali ir atsisakyti. Mes galim prašyti, atsakyti, ne, nu, tai normalu. Ne, nu, bet mes, nu, galim būti pasiruošę tam, kad, nu, mes prašom, jisai gali sutikti, gali atsisakyti, galim tada dėrėti, susitarti, gal kažkaip kitaip, bet realiai ir partneris tada mokosi prašyti mūsų, kada jam kažko reikia. Ir vat ką tu, Aurimas, sakai, kad tada atsiranda, žinai, ne tik, kad aš noriu ir jisai turi mane palaikyti, bet ir jisai galbūt kažko nori, kur aš galiu jį palaikyti. Mes pradedam matyti kitą žmogų, ne tik save, ne? Nu, taip.
Čia tas 4 etapas, kada mes pradedame matyti tą žmogų. Bet žinai, dabar prisiminiau, va taip irgi, nes aš kadangi konsultuoju poras, tai tikrai visuomet ir vyrai komentuoja, ar ne, ir jo, buvo tikrai, kažkaip norėjau pasidalinti tuo, nes mano vyras kažkaip to neiškomunikavo man, bet tas mano klientas iškomunikavo, kodėl jisai sako ne. Labai man patiko ir tikrai, mes kažkaip ten, aš gal užvedžiau jį ant kelio ir jisai tada taip leido savo tam, nes tai nėra lengva ir įsisąmoninti ir suprasti, kodėl aš taip darau, pavyzdžiui. Žmona pasiūlo ten, nežinau, kažką tai ir jisai sako ne, iš karto ne. Ir ten buvo tikrai labai dideli konfliktai iki skyrybų maždaug daeita ir mes jau ten dirbom, pradėjom tiesiog nuo pat pradžių. Ir ties šita vieta jisai pasakė, sako, o jis sako, tai jisai pasako ne, bet paskui sutinka, po kurio laiko, žodžiu, taip. Mano šeimoje tas pats būdavo irgi, mes, žodžiu, paskui jisai sutikdavo. Bet kažkaip aš nesugebėjau iš savo išklausyti, bet iš to kliento jisai kažkaip sako, sako, man reikia laiko. Man reikia laiko, kad aš, suvirškinčiau tą informaciją, o sako, jinai nori iš karto, o aš sako, negaliu taip. Ir aš dėl to sakau, tai ne, kad gaučiau laiko pagalvoti. Ir tas sukelia didelės dramas šeimoje, nes kita asmenybė, reiškia, priima tai labai asmeniškai, kaip atstumimą, kaip nuneigimą tokį, kaip gerų idėjų žlugdymą ir, žodžiu, viso gyvenimo gadinimą. Ir tada tas vyras, mes, kadangi šnekėjom, 3, reiškia, poros konsultaciją, ir kai jisai taip įvardino, tai žmona taip atsikvėpė, sako, tai kodėl, sako, tu man to nepasakai, taigi aš galiu, ta prasme, tada palaukti, kol tu pagalvosi, tipo. Bet tas net netėjo į galvą, ar ne, kad nei vienam, nei kitam, nes, nelabai aišku buvo sąmoningai, kaip čia viskas vyksta, tiesiog tai buvo toks gynybinis mechanizmas, pasiimti laiko, reiškia, ir su tokiu galvojimo, arba net negalvojimo, kad, gal paskui sutiksim, tai ir vykdavo. Tai jo, tai tada labai labai ten gerai išsisprendė viskas jiems, nes tiesiog ta moteris sako, jinai sako, aš tada pradėjau jinai klausinėti, tai pradėjo išmokti, kad ar tu, pagalvok, ar ne, aš dabar tau pasakysiu, tu pagalvok ir neatsakyk man dabar. Nes kai tas atsakymas ne, jisai tikrai gali kitą žmogų labai nužudyti, labai atstumti, ar ne, labai tuos santykius. Tai jo, tai dabar, bet ir mes su vyru irgi taip išmokom, nes jam irgi reikia laiko, aš matau ir sakydavau jam, duodu aš tau laiko, tu pagalvok, žiūrėk, taip ir taip, tu pagalvok, pasakysi man vėliau. Tai čia yra ta paslaptis, ar ne, kad mes ginamės ne dėl to, kad nenorim, bet dėl to, kad mūsų tokia asmenybė, man vienam reikia greitai, gal jisai sprendžia, ar ne, tas greitasis temperamentas, o melancholikas, flegmatikas, jam reikia laiko, jisai gal nori to, bet jeigu jam reikia greit atsakyti, jisai sakys ne. Ir čia automatiškai. Žinai, ką tu dabar sakai, tai aš prisimenu, kad tarp 2 žmonių, ne, visą laiką yra šeimų sistemos. Mūsų vaikystės, mūsų istorijos, mūsų gyvenimas, ne, yra už mūsų visų. Ir ką tu sakai, tai žinai, yra asmenybės tam tikras, profilis, ne, yra tam tikros istorijos, kurios yra, ir jeigu tenai, pavyzdžiui, buvo kokia nors valdinga mama ar dar kažką ir visada reikalaudavo ar ką nors, tai būna ta pirminė reakcija netgi pas žmogų, ne? Ne, laikau savo ribą, o paskui galvoju, palauk, taigi šitai. Bet nuo to tokio neįsikalbėjimo, neįsiaiškinimo, kito nepažinimo, savęs ir kito nepažinimo, ir vyksta konfliktai. Ir iš tikrųjų, ko bereikia, ne, tai reikia, susitikti dažniausiai pas kažkokį specialistą kabinete, nes pačiam yra sunku tai pamatyti, dažnai tai būna. Bet iš tikrųjų pasikalbėti ir, pasižiūrėti, o kas iš tikrųjų slepiasi už to, ne. Man atrodo, tas pavyzdys tai yra toksai, vienas iš tų dažnai pasitaikančių, ne, bet tam tikras asmenybės struktūra, tam tikras tipas, tam tikra reakcija. Klasika, čia tikrai, ir tikrai toks labai labai, mums dažnas, nes mes turim savo, sakau, tos temperamentus įgimtus, mes jų nelabai galim ten ir pakeisti, mes galim šiek tiek, ar ne, pagludinti tuos kampus aštrius, kur mūsų tos savybės mums trukdo gyventi, bet iš esmės tikrai, vienas greitai priiminėja sprendimus, o kitam, reikia pagalvoti, ar ne, mes skirtingai apsipirkinėjam parduotuvėse, mes skirtingai, priimam kažkokius sprendimus, pasirinkimus darom, ar ne, tai tikrai to laiko, duoti laiko žmogui, kuriam jo reikia, tai yra vienintelis būdas nesukelti to, kaip mes kalbam šiandien mūsų tą temą, ar ne, to atstumimo, negauti to atstumimo, ar ne, to ne, kuris, iš tikrųjų asmeniškai paveikia, ir jausmas toks, kad,
aš nepatinku ar ne, mano idėjos blogos, visa, ką aš sakau, yra nuneigiama ar ne, toksai versle juk yra, kaip turim tikrai daug pardavimų visokių, mes ar ne savo gyvenimuose, ta prasme, ne tai, kad visi pardavėjai, bet vis tiek vyksta ištisai kažkokie mainai. Ir irgi vat, susiduriam su tuo, kad labai labai daug yra tų ne, ar ne, ir tik tai vienas ten iš kažkiek dešimčių yra sakoma, okei, taip. Tai taip, čia yra toksai nelengvas procesas, kurį reikia pažinti. Žinai, ir aš noriu dar pakviesti kitus užduoti mums klausimus, nes tikiu, kad santykiuose mes turim tų temų ir tokių klausimų. Ir žinai, taip pat galima rašyti dabar, mes jeigu bus proga dar atsakysim iš karto su Aurima, dar šiek tiek vyksta transliacija, arba atsakysim kitos laidos metu. Bet aš, žinai, iš karto pagalvoju apie tai, tokį galvoju, neiti į tą nepatogesnę temą, bet galvoju, gal užeinam, nes iš tikrųjų labai daug kas dalina dabar patarimų. Ne? Kaip kurti santykius ir kokie turi būti tie idealūs santykiai ir tu daryk taip, ir partneris turi būti toks ir toks, ir jis turi priimti, ir jis turi ten taip, ne? Yra galybė tų patarimų, tokių gana su tokiu energingu balsu, kartais žmonės, tie patarinėja, ne? Ir iš tikrųjų aš galvoju, žinai, o kokia tavo nuomonė yra, nes, žinai, aš tai žiūriu labai skeptiškai ir galvoju, žinai, mano tai antra santuoka, ne? Bet jau ir ta antra santuoka, santykiai antri, dabar 12 metų maždaug tęsis ir galvoju, žinai, visai kitaip aš būčiau tuos patarimus davęs, kai buvo 3 metai, ar ten 2, ar metai. Ir dabar po to laikotarpio yra visai kitas suvokimas apie tos santykius ir taip lengvai tų patarimų negali ten dalinti, ne? Yra galybė, visą laiką tas procesas, visą laiką tas darbas. Pas tave santykiai ten 20 kažkiek jau metų, ar 30, net nežinau, kiek ten. 30. 30. Jo, ir aš galvoju, dar ir aišku, profesinė patirtis, žinai. Tai, žinai, ką tu esi suvokusi per tą procesą, ar lengva yra duoti patarimą kitam? Kaip elgtis santykiuose? Matai, mano kredo yra nepatarinėti tiesiog, bet ką aš darau, iš tikrųjų visgi mano darbo, kaip čia pasakyti, pobūdis visgi susiveda į tai, kad aš dalinuosi savo patirtim, ar ne? Ir ta patirtim net, ir asmeninė, ar ne, ir profesinė, sukaupta žiniomis. Visgi žinios išgelbės pasaulį, ar ne, mokslas išgelbės pasaulį. Mokslas, grožis ir klausimai. 3 dalykai mano galva išgelbės pasaulį, taip. Tai netgi mano vedamose grupėse, suprantat, tas, aš kai girdžiu patarimai, tai man iš karto toks, žinai, skambutis, nes mano vedamose psichoterapinėse grupėse yra 5 ne. Neįžeidinėti, nevertinti, neteisti, nepatarinėti ir negailėti. Tai tas nepatarinėti aš labai labai stipriai jį, ta prasme, kultivuoju, kadangi jau daug metų dirbu, tai man tiesiog labai tai to ir mokomės, ar nebūdami grupėje. Grupėje mokaisi to, ką gali paskui perkelti į savo gyvenimą. Tai tas nepatarinėti ir negailėti, ypatingai 2 šitie, tai ten tie kiti 3 neteisti, neįžeidinėti, ar nekaltinti, tai yra tokie daugiau, kaip ir mandagumo, ar ne, tokie etiketo, kultūros dalis, bet nepatarinėti ir negailėti tenka mokytis, nuoširdžiai, taip tikrai. Ir ypač moterims, tą labai, vyrams irgi, čia nėra jokių lyčių skirtumų, absoliučiai vienodomis dalimis, tai mokomės mes grupėse, mano grupėse to ir aš tą kultivuoju savo gyvenime iš tiesų. Ir dar vienas toks išlindo, dabar, aišku, dabar, jau po tiek metų santuokoj, sakyčiau, gal visai netaip ir seniai jau yra laiko, aišku, tik tai gal taip labiau išlindo, aiškiau, taip kažkaip išsigrynino ir dažniau vis pasigirsta mano pačios namuose ir neauklėti. Nes tikrai labai nemalonu. Kai auklėjam vienas kitą, tai kaip aš jaučiuosi, man 54 ir mane auklėja kažkas, kažkaip. Ir aš taip, mes su vyru kartais vis tiek išlenda tas noras kažką
ir tada sakom, nu taip jau susitarę, kad, nu pasakyk man, kad aš jau tave pradėjau auklėti. Ir pasakom, nes nematom, kartais nesimato, vat, nu toks iš inercijos, ar ne, krūva vaikų vis tiek jiems tenka duoti tuos nurodymus, ar ne, tuos autoritetingus, nes, nu, kaip kitaip jiems, jie nežinos, kaip čia viskas vyksta, ar ne, mano tose namuose. Tai jo, kai mes vienas kitam pradedam, žodžiu, irgi numesti kažką tai apie auklėjimą, tai susitarim, kad pasakom. Nes labai nemalonu ir norisi bėgti nuo šito. Tai va, tam, kad nepabėgti vienas nuo kito, tai geriau pasakyti, neauklėk, aš jau didelė mergaitė. Žinai, apie auklėjimą, tai aš iškart pagalvojau, kad mes, nu, norim, nenorim, mes ir suaugę žmonės, ten apie 50 metų, mes vis tiek jaučiam savo tėvus, ne? Ir tie balsai mūsų galvoje yra, kurie mūsų auklėjo, ne? Ir kadangi mes nuo to bėgam patys ir savo kai ko neleidžiam, tai pradedam auklėti partnerį. Nes, žinai, nu, tas balsas gyvidinis yra, ne? Ta prasme, ir, nu, kažkaip labai matyti tada tam partnerį. Norisi būti, nu, vat, kažkaip tai teisesniam ir, vat, kai sunku pačiam su savim būti, tai norisi, nu, į partnerį sutransliuoti, ne? Tai va tas, žinai, patarimas, kad iš tikrųjų neauklėti ir, nu, jeigu jau norisi kažką, tai paauklėti ir geriau žinai, kad čia yra, nu, ne apie partnerį vis tik, tai, o apie tave, tai, nu, apie mane. Šiuo atveju, tai man tai labai padeda, žinai, tie norai paauklėti. Ir, žinai, dėl tų patarimų, vat, dėl ko aš uždaviau tos klausimus, nes nu, žmonės ieško patarimų. Žiūrėk, jie ateina į laidas, jie ateina pas mus į konsultacijas. Ir kas vyksta, ne? Duok mums piliulę, vat, pasakyk, ką mums daryti, kaip siekti, ne, kad, nu, vat, kad viskas būtų rožiniais sakiniais, nu, rožėm klotas kelias, ne, ir kad vat, kažkokia tai piliulė padėtų. Bet iš tikrųjų, vat, tas ir yra, kad mes, nu, jeigu žiūrim, kai santykį ateinam, tai individualų žmonės du. Ne? Ir patarimo būti negali, nes, nu, mes labai skirtingi. Sistemos yra skirtingos, iš kurių atėjom. Mes abu esam, nu, kažkokiam įsivaizdavime skirtingame, ne, vat, nu, turim kažkokius tai lūkesčius vienas iš kitos skirtingus, ne, nu, ta prasme, mūsų temperamentai skirtingi. Ir kas gali iš išorės duoti patarimą? Nes jie yra apie juos, o mūsų santykis yra apie mus. Taip, aš tai, nu, tą vis tiek labai vertinu, kaip pasidalinam idėjomis, ar ne? Visada kaip apie pasidalinimą idėjomis. Tai vat, tada klausimų uždavinėjimas, nu kaip vat, klausimai užveda ant kelio, ką man geriau daryti, ar ne? Tai va čia tas patarimai, nu sakau, tas patarimų dalinimas, nu tikrai dažnai girdžiu, kad, nu tai dabar patarkite, ar ne? Tai va dabar, nu nepatarsime čia mes, dabar galim pagalvoti, ar ne, o kaip geriau galėčiau daryti. Dabar aš galvoju, vat kažkas man buvo dar tokia mintis irgi, kol tu kalbėjai, dabar pabėgo, ką aš norėjau pasakyti. Nu, nieko, gal prisiminsiu. Nuslydo. Nuslydo. Apie patarimus kažkas. Tai. Na, jeigu sugrįž, tai mes jos laukiam tos minties, tai jeigu jinai sako, kai pabėga, jinai gali dar sugrįžti. Ja. Matau, kažkas parašė mums, kad ačiū seminarą, tai ačiū Jums labai, kad žiūrit. Galvoju, gal dar yra koks klausimas, nes mums jau reikia po truputėlį artėti į pabaigą, ne? Ir aš galvoju, žinai, ar jeigu turit kokį klausimą, tai mes turėsim progą atsakyti Jums į santykius. Jo, grįžo mintis. Tai, va, kai tu kalbėjai, ar ne, apie tą, kad mes turim savo tėvus, ar ne, taip toliau, viskas tvarkoja, bet esmė kokia, šiaip jau psichika mūsų turi tokį fenomeną, ar ne, kad mes turim savo galvoje, nu taip jau grubiai pasakysiu liaudiškai, 3 tokias kaip ir būsenas, ar ne, tėvas, suaugęs ir vaikas, ar ne, nu čia toks vienas protingas dėdukas iš Šveicarijos Berne aprašė tas būsenas, bet iš esmės, nu, visur kalbam apie tai, mes turim savo viduje ir bendraudami tarpusavyje keliaujam per tas būsenas, ar ne? Ir mes dabar su tavim kalbam, nu, suaugęs, ar ne, iš suaugusio į suaugusį, mes, nu, esam tokiose dabar būsenose. Kai mes būnam su savo vaikais arba kažkokiais jaunesniais, na, kurie, arba su kažkokiais, na, nežinau, su kuriais dalinamės savo patirtim, kažkuo, ko mes turim daugiau, tai tada įsijungia būtent ta, na, tėvo arba mokytojo būsena, ar ne, nu, daugiau taip iš tėvo pozicijos, kad aš užsiimu davimu. Nu, va čia tiesiog apie paprasčiausiai hierarchinį santykį, bet tai yra mano, reiškia, psichikos būklės, ar ne?
Tai va, tos, ego būsenos, galim taip sakyti, bet, žodžiu, aš užsiimu tada tais, atidavimais, ar ne, va, taip sakom, galbūt net ir tų patarimų davimais, bet faktiškai atiduodu savo žinias, kažkokią savo informaciją, kurią turiu. Ir yra ta vaiko pozicija, kada aš laukiu, kad man duotų kažką tai. Ir kai mes bendraujam, bet ir porose, ar ne, pavyzdžiui, vienas iš tėvo pozicijos, kitas iš vaiko pozicijos, bet tada atsiranda tas auklėjimas, ar ne, tada atsiranda tas, bet vėlgi jisai gali būti labai konstruktyvus, todėl kad aš galiu duoti neauklėdama, aš galiu duoti kažką tai, ar ne, tai, ką aš geriau žinau, ir viskas, ir ne, tas jausmas bus visai geras, nes tai nėra, kad labai blogai tai bendrauti, tai neturi būti visada, ar ne, tai turi kažkaip tam tikrą situaciją iškelti šitą. Bet aišku, kai mes pradedam bendrauti nuolat, ar ne, tėvas, vaikas, tada pradeda kažkas, kuris visą laiką vaikas galbūt blogai jausis, bet tai yra jo atsakomybė išeiti iš tos būsenos vaiko į suaugusį ir sakyti, labas, aš suaugęs, ir iškviesti to savo partnerio būklę, įvesti irgi į suaugusio, kaip sakyti, pakviesti, kad jisai pereitų į suaugusio būseną, bet kaip mes su vyru sutarim. Kai tik tai jauti, kad aš jau auklėju tave, tu man pasakai, ar ne? Ir mes abudu vėl einam į suaugusio. Kad būtų, nebūtų tas iš vaiko, nes abiem kyla, mano, pavyzdžiui, vyras yra pirmas vaikas šeimoje, aš esu antras, vaikas šeimoje, tai automatiškai jisai, visiškai negalvodamas ar neturi tą įgūdį, jisai vyresnis. Iš vyresnių, ne iš 2 vaikų, tai mes irgi su vaikais kalbam, pas mus kai daug, tai mes kalbam, kad tie vyresni, jie visi skirtingose pozicijose, jie skirtingai pozicionuoja save gyvenime dėl to, ar ne, kai yra 2 jauniausi, kaip jie elgiasi, tie vyresni stebisi, ir aš jiem tada pasakoju, sakau, taip, bet tai yra, sąlygojama vis tiek tavo pirmųjų tų gyvenimo 20-mečio, tu tiesiog vis tiek dalykus tam tikrus darai pagal savo sąlygas gyvenimo, pagal savo augimą, ar ne, nes tai yra tikrai, tai yra įtakojamas. Paskui mes galim tą keisti, bet reikia pastangų. Bet tai gauni, ką gauni, ar ne? Tai grįšiu prie tų būsenų, kad, vienu žodžiu, viskas čia gerai ir mes esam savo gyvenimo šeimininkai galiausiai. Žinai, ką tu dabar paminėjai apie tas roles, kurias aprašė Bernė, tai man atrodo, grįžtant prie tos temos, kai ieškom palaikymo, ne, tai vėlgi, iš kokios pozicijos mes jos prašom. Ar mes prašom iš vaiko pozicijos, kuri ir transliuojam į savo partnerį tėvą ar mamą, kur negavom vaikystėje palaikymo, jautėmės, kad mūsų ar nepriėmė, ar dar kažką, tai iš to partnerio norim, kad jisai tai duotų. Bet aš tave nutrauksiu, nebūtinai žinok, tai nėra taisyklė, kad nedavė kažko, tai man kažkas. Ne, nebūtinai žinok. Va čia toks labai yra toks biški užkliūnam už to, kad nebūtinai man turėjo neduoti. Aš vis tiek galiu savo gyvenime. Reikalauti prašyti. Taip, gal man kaip tik labai daug davė ir visą laiką duodavo, kad aš dabar tiesiog prašau. Ir noris iš to partnerio gauti, ar prašom to palaikymo iš suaugusio pozicijos, ne? Kaip 2 suaugę žmonės, žinai, ar galėtų mane palaikyti? Ir tada taip lengva, žinai, sakyti, man reikia. Žinai, kai susivokiam tuos savo poreikius, susivokiam, kokiu būdu palaikyti, nuo ko mes šiandien pradėjome, ne? Tada, ar galėtų man palaikyti, ar galėtų mane, ar apkabinti, ar tu gali man, žinai, dabar vaikus ten pažiūrėti, ar tu gali man dabar, žinai, kažkaip tai užtikrinti tą finansinį saugumą, kol aš einu į kažkokią riziką, ne? Maža kokio to palaikymo reikia žmogui, ne? Ar tu gali man palaikyti, nes aš, man tiesiog reikia išeiti ir pabūk su vaikais, ne? Ten, kažkokiuose kontekstuose, kaip suaugęs žmogus paprašom. Ir kai mes esam suaugusio pozicijoje, tai lengva ir pasakyti, žinai, jeigu žmogus gali palaikyti, tai sako, taip, galiu. Jeigu negali, sako, žinok, atleisk, šiuo metu aš negaliu, nes, kažkoks ten kitas įvykis yra, ne, ten ar man labai svarbu ten kažkoks projektas ar ką. Ir toks atsiranda suaugusių žmonių bendravimas, jau nėra to įsižeidimo. Taip, labai gerai pasakai, nes, va čia kaip ir sakai, iš kokios būsenos prašau. Nes jeigu aš prašau iš vaiko ir man duoda tada kažkokį tai nuleidžia iš viršaus, reiškia, ir kokį tai įsakymą, ar ne, arba kažkokį tai, kaip patarimą, aš galiu ir įsižeisti, bet aš turiu suprasti, kad aš pati prašiau iš tos pozicijos ir gavau tai, ko prašiau. Jeigu aš prašau iš suaugusio, ar ne, tai aš irgi iššaukiu to kito žmogaus, tikrai.
Aišku, būna gali visai būti, reiškia, aš prašau išaugusio, tas bando nuleisti, reiškia, įsakymą, tada aš pasakau, žinok, matai, irgi toks bendravimo susitarimas tada turi būti. Čia nėra taip paprasta iš tiesų, nes mes, kaip pasakyti, visgi esam skirtingose savo, nežinau, būsenose, ta prasme, ir išsivystymo tame tarpe, žinai, ir nežinau, tiesiog ir žinių tam tikrų galbūt turėjime, nežinau, tokių. Ir kaip asmenybės, skirtingai turim priėmimus. Ir, žodžiu, daug čia visokių dedamųjų. Taip, daug dedamųjų, bet realiai, apie ką dabar pakalbėjom, kad jeigu reikia palaikymo ir jo norisi, visada galim prisiminti, iš kokios pozicijos aš prašau, ne? Pradėti stebėti. Ar aš vis tik tai noriu, žinai, kad mane, netgi kaip suaugęs žmogus gali sakyti, aš noriu, kad tu mane dabar paglostytum, ne? Ir tai yra suaugusio prašymas, ne? Arba galim sakyti, man blogai, tu manim nesirūpini. Kaip tik dabar ir matau, parašyta, ką reiškia prašyti iš vaiko pozicijos. Ką tik Sonata parodė. Ką reiškia prašyti iš vaiko pozicijos. Tai yra skūstis iš tikrųjų. Tu man nedavei kažko, tu man to nedavei, duok dabar, aš labai noriu, ten aš pat nesugebu. Jeigu tu mane mylėtum, tai tu tada taip ir kažkaip. Taip. Tai va čia yra vaiko pozicija, nes tada, yra daugiau apie tai atspėk, ko aš noriu ir duok man tai, ne, ir, nėra to tokio įsisavinimo, paprašyti, ko aš iš tikrųjų norėčiau. Tai va, nežinau, ar dar turim kokių klausimų? Aha, ačiū, prašo pavyzdžiui. Aha, klausimas, ar davėm pavyzdį, ar užteko, ar dar kažkoks tai būtų, nes jau tada galėsim judėti į užbaigimą. Jo. Tai va, tai taip, tai vienu žodžiu viskas čia ir sudėtinga, ir kartu paprasta ar ne, bet tai yra kelias. Santykiai yra kelias, nuolatinis kelias, irgi vakar su kliente diskutavom, sakė, noriu, kad būtų, kaip jinai man ten sakė, kad ramiai gyventi. Kažkaip, ten tikrai gerai jam sekasi. Ir aš sakau, bet taigi gerai, bet man vis tiek, sako, neramu kažkaip. Sakau, norit, kad būtų ramu? Jo, noriu, kad būtų ramu. Kas tai yra ramu? Kas tai yra ramu santykiuose? Tai yra, tada apie nieką, tai tada, ką žinau, man atrodo, kad tai yra net neįdomu, tai tada gal net nuobodu, gal tai man kažkokia pabaiga kvepia ta ramybė, nes, santykiai tai yra, nuotykis, tai yra tam tikra prasme, nežinau, tie kalneliai, gal ne tokie, kur ten jau visai širdis krenta į kulnus, bet visgi aš galvoju, kodėl mes norim nuolat tokios kažkokios ramybės, kuri paskui mums patiems nebepatiks jau. Ir ieškosim išoriai kažkokio nuotykio, ar ne? Tai, leiskim savo būti tuose nuotykiuose kažkiek, kiek mes, aišku, toleruojam, kad sveikatai nepakenktumėm. Tai kažkaip mano toks būtų palinkėjimas. Jo, aš galvoju, tai taip, žinai, santuoka tai, žinai, kam kurti santuoką? Turbūt todėl, kad būtų geriau, ne? Kad būtų daugiau žaidimo, kad būtų kažkokio įdomesnis gyvenimas, tai dėl to žmonės ir kuria santykius. Ir aš visą laiką prisimenu, kaip viena iš mano mokytojų, Merlin Atkinson, sakydavo visą laiką, žinai, tai jeigu jau, ta prasme, einat į santykį, tai turi būti geriau negu atskirai. Ne? Bet geriau tai nereiškia, kad ramiau, kaip tu sakai, bet tiesiog tas augimas, tas pasitenkinimas, tas kažkoks tai žaidimas, ne? Tai turi būti geriau negu kad po vieną. Taip, tas tikrai, dar kartą turbūt irgi pasikartosiu, kad mes gyvenam kartu tam, kad padėtumėm vienas kitam gyventi. Ir šiandien dienos tema labai tokia, kad tas palaikymas, net stumimas, tai yra apie tai, kad dviese iš tikrųjų gyventi turėtų būti. Tikslas yra geriau, nes aš galiu blogai gyventi ir viena, ar ne, ką man tada kažkas tai. Bet jo, dažniausiai gaunasi atvirkščiai ir labai daug žmonių sako, man tikrai vienai geriau, ramiau, paprasčiau, nes dviese labai reikia ten taikytis ir taip toliau ir panašiai. Okei, tas yra tiesa, bet mes tokie esam, mes džiaugsmas naujuose dalykuose, ar ne, ir tuomet ieškom to.
Man atrodo taip, santykiuose mes augam, žinai, tai jeigu vat norisi nuo to pasislėpti, nuo savo augimo, nuo savo va tokio potencialo ir sakyti, žinai, saugant savo barjerus, aš ir pati sau faina, man gerai, tai galima tame ir būt, bet iš tikrųjų, aišku, čia nekalbam apie neresursinius santykius, mes nekalbam apie priklausomybes, apie ligas, ir Taip, visokių situacijų, smurtą šeimoje, tai mes nekalbam apie tai čia, mhm, ne? Bet mes kalbam apie tą, santykį, kada iš tikrųjų, yra 2 adekvatūs partneriai, kurie gali kartu gyventi, tą tokį turtingą kelionę kartu nueiti, ane, gyventi turtingesnį gyvenimą. Tai ačiū labai, kurie žiūrėjot, matau čia labai daug ačiū visokių, vat ir, kažkaip tai padėkų, viską, tai labai dėkingos mes su Aurimu, kad žiūrit. Siūlykit toliau temas ir mes kaip ir kiekvieną antradienį susitiksime vėl. Ar dar dėkui. dar reikia, Aurima? Ne, jau viską pasakiau, ačiū labai. Ačiū ir iki. Iki.